tai ne tik antrosiose, bet ir pirmosiose rungtynėse jis tikrai atrodė įspūdingai, 25 taškai ir 32 naudingumo balai, taigi per dviejas rungtynės Mantvydas Žukauskas net 49 naudingumo balus pelnė prieš Neptūno krepšininkus, čia pirmoji ataka ir Neptūnas liks su kamuoliu. Čia atrodo nuo vieno iš Vilkaviškio komandos žaidėjų kamuolys paliko aikštelę. Giedrius Stankevičius perima kamuolį, galima bėgti greitą puolimą, McBride'as rikiuos pozicinę ataką spėja. Neptūnas išsirikiuoti gynyboje. Žukauskas. Stankevičius. Prieš Klaidą Metrikį. Stankevičius meta sudėtingą metimą. Norėtų čia pražangos. Arbitrų švilpukai tyli. Jonkus. Sklysta kamuolys Jonkų iš rankų ir apsigina. Perlo ekipa 0-0. Kol kas sužaidus beveik minutę laiko. Šiose rungtynėse užbaigė reguliarųjį sezoną abi komandos pergalėmis. Vilkaviškis įveikė Telšius rezultatu 80-76. Neptūnas tuo tarpu rezultatu 90-79. Nugalėjo Kretingos ekipą. Čia Rokas Stankevičius atidaro savo ir savo komandos taškų sąskaitą pelnydamas tritaškį metimą. Geras čia perdavimas ir 2 lengvi taškai iš po krepšio. Rokas Mačiulis pasižymė 2 taškais ir mažina komandos deficitą. McBride'as. Stankevičius dar kartelį leidžia jam mesti iš toli varžovai. Šį kartą pasiteisina. Ta rizika, na, galim prisiminti vakarykštės rungtynes, kur Omega Tauras LSU taip pat naudojo riziką prieš Paulių Semašką, kuris šiame sezone tikrai nėra pats geriausias metikas, tačiau vakar suleido 4 iš 8 tritaškių ir tai tikrai buvo didelis indėlis į komandos pergalę. Dabar jau Mantvydas Žukauskas iš aikštelės kampo taikliai atakuoja Žukauskas. Ir antrasis Perlo tritaškis. Vilkaviškio komanda šiame sezone iš toli atakuoja kiek daugiau nei 30% tikslumu. Čia pražanga fiksuoja vienam iš Vilkaviškio komandos žaidėjų. Ir pratęs savo ataką Neptūnas, jai 14 sekundžių. Mikalauskas, Metrikis, Mačiulis. Iš toli taikliai meta Ernestas Jonkus, pirmieji jo taškai. O čia pražangą fiksuoja ir patiems Neptūno krepšininkams. Dabar rungtynių arbitrai. McBride'as grąžina kamuolį iš šoninės linijos. Stankevičiaus užtvara, McBride'as ją naudojasi, meta iš toli, metimas netikslus. Atkovoja kamuolį Neptūnas ir gali organizuoti dabar savąjį ataką. Leščiauskas. Metrikis iš toli tikrai gali pataikyti. Klaidas Metrikis tą ir daro ir mažina komandos atsilikimą iki 1 taško. 6-5. McBride'as. Giedrius Stankevičius turi ten erdvės, jis aikštelės kampe atakuojamas, akivaizdžiai yra Mikalauskas. Neptūno laimiai kol kas tie metimai ne visi įkrenta į krepšį. O praeitas Neptūno tritaškis be abejo persvėrė rezultatą Neptūno naudai, taigi dabar 8-6, 2 taškais priekyje svečiai.
Jonkus. Įmetamas vėl kamuolys Mikalauskui ir čia jau Mikalausko duona. 2 taškai iš po krepšio. Didinantis Neptūno pranašumą. Žukauskas. Sirailiai pasirodė aikštelėje. Žukauskas. Iš toli. Dar vienas Perlo tritaškis ir dar vienas skriejo pro šalį. Metrikis gražiai jo verpstė ir lengvai čia užsibaigė iš po krepšio. Dešinė ranka Klaidas Metrikis. 5. jo taškas. Jis jau pridėjo ir 2 atkovotus kamuolius. Antvydo Žukausko klaida. Neptūnas gali bėgti į greitą puolimą. Čia tikėjasi, kad pražanga fiksuos rungtynių arbitrai, todėl toks metimas apie nieką gavosi. Ir iš šios klaidos Perlas pelno 2 taškus greitoje atakoje. Na, Jonkus ten aišku prisijėmė tą riziką, jog gali nutikti taip, kaip įvyko. Dažnai tikrai šiame sezone tiek NKL, tiek kitose krepšinio lygose fiksuoja rungtynių arbitrai dažnai metimo metu tokios pražangas ir iš dar toliau nei tritaškio linija, nei dabar metė Jonkus. Tiesa, dabar ta Jonkus rizika nepasiteisino ir kitą kartą reikės būti atidesniam. Sirailiai nesiryžta metimui iš toli. Atakai 3 sekundės. Sirailiai pats iki galo. Metimas nėra tikslus, tačiau Sirailiai pamuša kamuolį komandos draugui ir Rokas Stankevičius išnaudoja antrąjį šansą, pelno tritaškį metimą. Na, Sirailiai įspūdingai tiesiog kovojo dėl kamuolių puolime, ne vienose rungtynėse. Būtent tai buvo viena iš didelių pergalės detalių. Galime prisiminti rungtynių, kur Sirailiai tiesiog nuo galvos varžovams puolime imdavo kamuolius ir kurdavo progas komandos draugams. Antruosius šansus atčiam Antvydas Žukauskas. Niekieno nestabdomas po krepšių pelno 2 taškus. Leščiauskas. Ir susigražino Perlas vėl minimalų pranašumą. Čia Jonkus ranka atrodo šiek tiek blokavo savo varžovą, tačiau pražanga yra fiksuojama Mantvydui Žukauskui. Antroji Perlo komandinė pražanga. Rokas Stankevičius dabar yra sodinamas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Vietoj jo aikštelėje Rokas Pocius. Leščiauskas į kairę pusę. Ten gera McBride'o gynyba. Puikiai stovi McBride'as ant kojų ir išprovokuoja čia Leščiausko klaidą. Dabar Leščiauskas yra keičiamas. Rokas Mačiulis vietoj jo grįžta į aikštelę. Metrikis. Šakaitis. Mačiulis. Pražanga fiksuojama Giedriui Stankevičiui čia prieš Mikalauską. Sunku visiems, žinoma, stabdyti Lauryną Mikalauską. Jis kol kas šiame sezone po daugiau nei 9 taškus ir kiek daugiau nei 11 naudingumo balų renka per rungtynes. Iš tolimo vidutinio nuotolio metimas net neliečia lanko. Žukauskas. Gera čia Pociaus užtvara. Žukauskas ją pasinaudoja, tačiau iki galo po krepšių verštis nesiryžta. Giedrius Stankevičius atšokęs. 2 Giedriaus Stankevičiaus taškai. Didinantys komandos pranašumą iki 3 taškų. Geras čia prasiveržimas ir 2 taškai su pražanga, kuriuos pelno Rokas Mačiulis ir dar užsidirba galimybę stoti prie baudų metimų linijos.
Pirmieji baudų metimai bus šios dienos rungtynėse, sužaidus vos 7 minutės per visą tą laiką. Nei viena komanda baudų metimų dar nemetė. Karimas ir Teilas pasirodo Neptūno gretose ant parketo. O baudos metimas skriejo pro šalį, išlyginti rezultatą nepavyksta. Savo persvarą padidinti dabar gali. Perlo ekipa, Pocius. McBride'as ten neblogai kirto po krepšiu, Pocius nespėjo jo pastebėti. Vos nepameta kamuolio McBride'as, atakai vos porą sekundžių, Stankevičius iš toli netaikliai ir čia kasgi kitas, jei nesi Railiai pelno 2 taškus iš po krepšio, antruoju bandymu pataiso savo komandos netaiklų metimą. Ir užsivedęs grįžta į gynybą, Railiai. Mačiulis nori žaisti prieš Giedrių Stankevičių, metimas iš toli, jis nėra tikslus, dar vienas. Railiai atkovotas kamuolys ir dabar jau jis vadovauja savo komandos atakai, McBride'as. Čia vos ant kojų išstovi Šakaitis, netikslus McBride'o metimas, atsikovoja jau šį kartą kamuolį. Ne taip užtikrintai, tačiau svarbiausia kamuolės rankose ir Neptūnas greitoje atakoje nepelno taškų. Metrikis ten per keletos varžovų rankas bandė įmesti iš po krepšio, to padaryti nepavyko. Ir su kamuoliu vėl Perlas. Giedrius Stankevičius. Nugarą į krepšį gali žaisti Giedrius Stankevičius, ganėtinai lengvai. Čia leidžia jam varžovas daryti tai, ką Giedrius Stankevičius tikrai moka. Ir permainingas pirmasis kėlinys, geriau pradėjo Perlas. Tuomet nebloga atkarpa, sakė Neptūnas, buvo persvėręs rezultatą. Čia iš toli pagaliau prisitaiko Klaidas Metrikis ir mažina komandos atsilikimą. Kiek daugiau nei minutę lieka žaisti pirmajame kėlinyje. Žukauskas. Prieš jį Klaidas Metrikis. Pociaus čia stumiamas yra į nugarą Šakaičio. Pažarauskas pasirodo ant parketo Perlo gretose. Giedrius Stankevičius, kiek erdvės čia turėjo jis, tačiau štai toks legionieriaus iš Libano. Blokas jam, tiesa, dar vienas antrasis šansas ir šį kartą jau Giedrius Stankevičius neklysta, tačiau tikrai efektingai ten buvo sustabdytas Stankevičius besiveržiant po krepšiu ir dabar prašo keitimo. Stankevičius yra pavargęs, čia koks geras perdavimas po krepšiu Brazauskui, niekas ten iš varžovų nesutrukdė jam ir jo lengvi 2 taškai. Bei paskutinioji, tikriausiai jau Perlo ataka šiame kėlinyje. Railiai į kairę pusę praleistas, deda kamuolį iš viršaus. Norėtų, jog būtų įskaityti šie taškai, rungtynių arbitrai rodo, kad taip nenutiks. Teks pasitenkinti paprastą trečiąją varžovų komandinę pražangą Perlui ir galės jie pratęsti savo ataką, kuriai dar 3,6 sekundės. Ir dar viena pražanga, turėjo dar vieną tokią galimybę stabdyti rungtynes. Neptūnas Mariui Runkauskui fiksuojama pirmoji asmeninė pražanga, lygiai 3 sekundės. Railiai. Yra laiko, gali mesti tokį metimą. Railiai nebuvo, jis lengvas, tačiau tikrai buvo galimybė.